Kokie įspūdžiai apie stovyklą? Šiaip stovykla labai faina ir įdomi, ypač pradedantiem, nes tu susitinki su mokiniais, kad jie jau dirba ir ne tik jau pažengę mokiniai yra, pasirenki informacijos. Aišku, didelis pliusas yra, kad ne vien yra mokslai prie kompiuterio sėdint, leidžia atsipalaiduoti ne ir smegenim, ir kūnui, pabėgti nuo rutinos visos. Šiaip informacijos nemažai surinkta yra, bet stovykla labai fainai, visiems rekomenduoju pabandyti. Bent jau pirmą kartą, nepatiks, antrą nevažiuosi, bet tokių nebus. Ar stovykloje gavai to, ko atvažiavai? Taip, pagrindas, ko tikėjos, tai pagrindas ir gavau, bent jau iš mano pusės informacijos. Ką galėtum patarti tiems, kurie trypčioja vietoje? Kad reikia netrypčioti vietoje, reikia judėti priekį ir ieškoti iš ko kabintis. Nebandyti viską vienam padaryti. Čia kaip ir visur. Vienas pats sunkiai tu kažką pasieks. Kažkas turi tau padėti, stumtelt, nurodyti teisingą kelią, tai čia tas pats yra. Jeigu trypčioji vietoje, matai nesigauna, turi ieškoti pagalbos, mokymo, kažką iš tos pusės.